Sveiki, čia pirmoji mūsų laida apie naminius gyvūnus, kurioje kalbėsime apie tai, kas aktualu kiekvienam iš mūsų. Kokios geriausios dovanos po kalėdų eglute? Ar vis tik tai kalakuto kepta kulšis tikrai gera dovana? Šias temas galėsim pagvildenti viduj. Eime kartu. Eikš. Oga. Oga. Ateik pas mane. Norite? Va taip, šaunuolė, pasišnekėsim apie viską. Tai sveiki, pas mus šiandieną, tiksliau mes šiandieną atvykę pas juodąjį apelsiną ir norėsim pasiklausti būtent dėl fejerverkų baimės. Artėja šventės, tai mums fejerverkus žiūrėti gražu, tai ar galima tą šuniuką vestis prie naujametinės eglutės? Jokiais būdais nerekomenduoju vesti šuniuko fejerverkų metu pasivaikščioti, pasižiūrėti fejerverkų. Mano patirtis sako, kad tai yra tikrai blogai, nes jeigu ir stabilus šuniukas, tai nereiškia, kad tas stiprus garsas jo neišgąsdins ir nebus pasiekmė po to ateityje. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokį šunį pasirenkant? Ar tiesa, kad mišrūnas yra mažiau tolerantiškas fejerverkam negu kilmingas šuo? Ne, tikrai negalėčiau pasakyti, kad mišrūnas ar veislinis šuo turi šitoj vietoje įtakos, nes kiekvienas turi savo genetinį fondą ir mišrūnas iš viso neaišku, kas tenais jo kraujyje, taip kad tai tikrai ne rodiklis, kas liečia mišrūną. O jūs kaip veisėja, pagal ką iš tikrųjų, tarkim, atsirenkat, vis tiek, aš taip įsivaizduoju, buitiškai kaip ir visi žmonės, kad vis tiek mano šuniukas gražus, kaimyno šuniukas gražus, vadinasi, gausis tobuli. Tai būtent grįžtant prie fejerverkų klausimo. Ne, šitoje vietoje veisiant tai tikrai reikia labai stipriai žiūrėti, nes tai yra paveldimo. Gali būti, aišku, įgyjama, bet veisiant būtinai reikia žiūrėti. Aš labai dažnai rinkdama patinėlį, vyrą savo gražuoliam, žiūriu darbinius diplomus, nes tai jeigu grįžtant prie fejerverkų, šūvis, mano šunys yra paukščiai, medžiokliniai, tai automatiškai jie turi nebijoti šūvio. Tai neįsilaikys darbinio diplomo, jeigu bijos to šūvio. Ir šiaip, bėlė koks darbinis, ar tai diplomas dresūros, jisai jau rodo, kad šuo yra kažkiek tai stabilus. Nes patinai mano gyvena užsienyje, aš negaliu nuvažiuoti, pabendrauti, pagyventi, kad sužinoti tiksliai. Tai šitas diplomas man duoda kažkiek tai garantijos, kad galbūt genetiniai dalykai bus geri. Tai diplomai vis dėlto svarbus ne tik tai žmonėm, bet ir šunim. Apie socializaciją. Ar šuniuką išleidžiant iš veislyno, jūs kažko tai specialiai prie, tarkim, kaip ir minėjot, jūsų šunis yra darbinių veislių, medžiokliniai, tai jiem vis tiek kažkokios darbinės savybės reikalingos. Ar veislyne kažkaip specialiai tam yra ruošiama, ar... Visą laiką visas vadas po truputėlį ruošiu tam. Tai yra skirtingi garsai, muzikos, triukšmas, kad manau, kad tai tikrai duoda didelės įtakos ateityje, grįžtant temai prie fejerverkų, nes jie būna pripratinti prie įvairių garsų. Ką patartumėt naujiems žmonėms? Išsigijau, aš nusipirkau šunelį, parsivežiau namo, tai kokius galbūt turit kažkokius tipsus, triksus, ką galėtume panaudoti, pratinant, žiūrint į šuns gyvenimo priekį, kad nebijotų tų fejerverkų? Taip, kaip pasiruošti? Iš tikrųjų, nelaikyti namuose tyloje, socializuoti, daug vaikščioti su to šuniuku, namuose suteikti daugiau garsų, tai lygiai tas pats, ką aš darau veislyne pas save. Tai tam tikri muzikos garsai, aš dar plastikinį butelį numetu ant žemės. O, šitas geras. Tai dažnai tam plastikiniam butelyje pridedu maisto su skylutėm ir mažyliam labai tai patinka ir jie tą garsą, tas kritimas, jiems asocijuojasi su gerais pojūčiais, nes jau dabar tas maistelis kris. Kokiem iš mažens kažkokie tai galbūt signalai išduoda, kad šitas šunelis labiau bus jautresnis garsam ar kaip tik labiau toleruos? Matosi vadoje, iš tikrųjų matosi, jie visi būna skirtingų charakterių.
realiai jie dar net neatsimerkia, aš jau matau jų tam tikrus jau bruožus. Vienas būna nagaliau prie pienuko, kitas labiau stumdosi, kitas ramiau. Tai ir dėl fejerverkų, ir dėl garsų jau matosi vadoje, kuris jautresnis šuniukas bus, su kuriuo iš tikrųjų aš jau pradedu labiau netgi užsiminėti ir pratinti prie garsų, jeigu pamatau, kad yra šita, jautrumas šitas. Retrieveris iš esmės yra tas minkštesnis šuniukas. Tai jeigu netinkama jį dresuoti arba netinkama garsą įvesti, kaip naujų metų naktį išeiti su šuniu fejerverkų pasižiūrėti, tai gali vykti blogi dalykai. Tai kaip suprantu, prie eglutės eiti be pavadėlio pasižiūrėti fejerverkus. Aplamai su pavadėliu, be pavadėlio, aš manau, kad prie eglutės žiūrėti fejerverkus su šuniu nereikėtų eiti. Netgi jeigu jums atrodo, kad tas šuo labai labai stabilus ir tikrai nebijantis garsų, jūs niekada nežinosit, kiek tas stiprus garsas bus, nes šunys girdi labiau garsiau nei žmogus girdi. Tai manau, kad nereikėtų, net tas garsas gali jam sukelti skausmą, o to pasekoje niekas skausmo nemėgsta ir gali sukelti baimės, gali sukelti agresiją ateityje, taip kad nerekomenduoju jokiais būdais, geriau namuose pasilikit arba naujus metus galite švęsti kažkur ramesnėj vietoj su šuniu, o jeigu išvykstat kažkur tai į svečius, tai galit šunį jungti muziką, užtraukti užuolaidas ir važiuoti. Aš manau, kad bent jau taip spręsti, bet jokiais būdais neimti į gatvę žiūrėti fejerverkų. Artėja šventės, visi mes vis tiek turėsim savo stalus, pasisėdėję, ateina ir giminės, ir neretai turim savo mažųjų kopijų, kurie irgi mėgsta šuniukus pamaitinti. Kokios gali būti grėsmės, iš jūsų pusės žiūrint? Grėsmės, tai jau labai nerekomenduočiau tam šventiniam stale šokolado maitinti šunį. Iš tikrųjų, tai labai stipriai apkrauna ir kepenis, virškinimą tikrai jokiais būdais, jokio šokolado, avokado, vynuogių neduokit šunims. Tai aš suprantu, kad kartais labai norisi palepinti tą šuniuką prie stalo. Gal duokit mažiuką gabaliuką kažkokį, tai ten taip. Bet tikrai ne visą lėkštę baltos mišrainės prikraukit. Tai žodžiu, kepto kalakuto vis tik ir vėl pasitvirtino, kad nebus šuniukam. Nereikėtų. Daug prieskonių ir nenaudingas maistas tikrai. O nuo mažens, tarkim, patį mažylį auginant, kokiu maistu rekomenduotumėt? Pavyzdžiui, pas jūs veislyne, kuo jie maitinasi? Ar gauna visko, ar visko po truputį, ar tik tai ten, tarkim, sausą kažkokį? Pas mane gauna tik tai sausą, kol auga. Į dresūrą pasiemu kartais labai labai mažus gabaliukus sūrio. Olandiško geltono sūrio, nes mano veislėjai jie tiesiog dievina tą sūrį, tai kaip kokį tai prizinį fondą naudoju aš tą sūrį. Bet realiai tam pirmam amžiuje, iki kokių pusės metų, aš į dresūrą dažniausiai netgi imu jų maitinamą maistą. Aš dienos dozę padalinu ir tam tikrą dalį nusiemu dresūrai, socializacijai, kontaktui su manim. Tai gera viena arba dvi porcijos per dieną išeina maisto būtent šitiem dalykam, ne iš bliūdelio, iš rankų. O pas jūs vis tiek irgi į svečius ateina žmonių, kur sako, tu pasižiūrėk, kaip gražiai mane žiūri, kaip aš taip galiu ir taip, matai, kaip ten kažkur tai per aną pusę paduoda. Mes baramės tame, nereikėtų. O kaip man, dėl ko būtent blogumas, atrodo, vienas kąsnelis, kas čia tokio? Tai yra blogi įpročiai. To šuo supranta, kad galima kaulinti to maisto. Aš nerekomenduočiau svečiams duoti maisto neatsiklausus šeimininko, todėl kad jūs galite nežinoti, gal šuo kažkam yra alergiškas. Svečias gali nežinoti, ką aplamai negalima duoti, kaip avokado, negalima šokolado. Tai aš tikrai netgi prašyčiau žmonių savavališkai svetimų šuniukų nešerti nuo stalo kažkokiu tai maistu. Jeigu jūs norit pabūt geras, paklauskit šeimininko, galbūt jisai duos tą skaniuką, kurį jūs galit paduoti tam šuniukui.
Ar turit savo veislynę, galbūt šiaip namuose, kasdieniam gyvenime kažkokią tai pirmos pagalbos vaistinėlę būtent švenčių dienom pasiruošę? Iš tikrųjų, tai labai ilgai nežaidžiu, važiuoju pas veterinarą. Aš vaistų čia labai irgi daug tas nelaikau, pagrindinis nes aš pamirštu, kai kam ten jie yra, tai yra kas savavališkai ten vis gydo kažką, tai, bet aš toj vietoj to nedarau. Aš pasikliauju savo veterinariją, jeigu kažkas tai jau rimto, taip, jeigu tik tai mažas negalavimas, tai tada taip, nebėgi iš karto į veterinariją. Pas mane vaistinėlėje visą laiką yra diadogas, tai būtent nuo viduriavimo. Tevagilis, tai yra nuo alergijos. Tai va šitie du man toks numeris 1. Prebiotikai visi šitie dalykai. Angliukas, bet aš angliuko esu kelis kartus davęs, bet diadogas geriau suveikia šitoje vietoje. Užsukime pas veterinarus pasiklausti, ką jie turi šiuo klausimu. Artėjant šventėms visi mes džiaugiamės fejerverkais, bet ar jais džiaugiasi ir mūsų gyvūnai? Iš tikrųjų, fejerverkai kelia pakankamai stiprią baimę gyvūnams ir tai yra dažna ir opi problema. Ar ir katės ir šunys vienodai reaguoja, kiti naminiai gyvūnai, triušiai galbūt? Katės irgi tikrai gali turėti fejerverkų baimę, bet ją yra sunkiau pastebėti, kadangi katė dažniausiai palenda kažkur po sofą, tyliai savo kenčia ir šeimininkai sunkiau tą pastebi. Tuo tarpu šunys dažnai gali loti, inkšti, bėgioti po namus, tai tiesiog yra lengviau pastebėti. Ar gali gyvūnas, tarkim, kad ir šuo sužaloti išsigandęs, tarkim, savo šeimininką? Šie atvejai retesni, tačiau pakankamai dažnai pasitaiko, kai gyvūnai pabėga išsigandę garso arba blogiausiu atveju, jeigu vedžiojam šunį šalia judrios gatvės, jisai gali tiesiog bėgti ir galimai susidurti su automobiliu. Namuose tų traumų įvyksta mažiau ir rečiau, bet tai irgi yra įmanoma, jeigu gyvūnas staiga šoka išsigandęs nuo baldo, bėga laiptais, ar užkliūna bėgdamas, irgi gali susižeisti ganėtinai stipriai. Ar papuola pas jūs į kliniką kažkokių, būtent tokios pasiekmės kažkokių tai dalykų? Kiek man yra tekę matyti, tai dažniausiai iš tikrųjų būna po susidūrimo su automobiliu. Arba pabėgę gyvūnai, kurie, sakykime, 3 paras klaidžioja miške, jie būna tada išsekę, galbūt susižeidę. Tai žodžiu, šventinį periodą, tai turbūt reikėtų kiekvienam iš mūsų nešiotis papildomą pavadėlį savo kišenį. Ar yra kažkokių tai preparatų, galbūt nuraminimo metodikų, kaip galima būtų padėti savo gyvūnui? Pasirinkimas iš tiesų yra. Gyvūnams yra raminanti pasta, kurią aš dažniausiai rekomenduoju. Jinai veikia efektyviai ir trumpai. Tai būtent tai, ko mums reikia malšinti fejerverkų baimę. Katėms taip pat yra medikamentų, kapsulių forma pagrinde, kurie pakankamai gerai veikia. Žinoma, turime iš ko pasirinkti ir iš tokių silpnesnių medikamentų, kaip, sakykime, žmonėms siūlo raminančią arbatą. Tik primenu, kad, žinoma, tos priemonės nėra tokios efektyvios. O žolelių kažkokia tai arbata negali būti kažkokiam gyvūnui, tarkim, vienam gyvūnui, mums naudinga, o gyvūnui kaip tik pražutis. Jos nėra pavojingos, arbatos, sakykime, tokie preparatai, tiesiog nemanau iš tikrųjų, kad jie veikia, nes fejerverkų baimė yra labai labai stipri, labai stiprus pojūčiai, galbūt būtų galima palyginti su panikos atakomis pas žmonės, tai kas yra patyrę tikrai žino, kokio tai lygio stresas, tai manau, kad reikėtų pasidomėti iš tikrųjų efektyviom priemonėm savo augintiniams. Arbatėlėm panikos atakos nenumalšinsi. Teisingai. Ar yra kažkoks tai, tarkim, galbūt teko girdėti mitą apie tai, kad jau veislinis gyvūnas, tarkim, grinakraujis kažkoks tai kilmingas, tai jau jisai tikrai fejerverkų nebijo, bet bijo tai tie visi iš daugyklų, mišrūnai ir panašiai. Ar ten iš tos pačios prieglaudos paimtas? Aš manau, kad tai yra daugiausia mitas. Kiekvienas gyvūnas, kaip ir žmogus, turi individualų charakterį,
emocinį atsparumą irgi. Galbūt nebent galėčiau paaiškinti tuo, kad veisiniai šunys, jeigu kalbam apie tarnybai veisiamus šunis, policijai, sakykime, sienos apsaugos tarnybai, dažniausiai jie yra pasirenkami pagal tam tikras charakterio savybės. Tai yra netokie emociškai jautrus gyvūnai, atsparesni, žinoma, jie yra specialiai tam ir treniruojami. Tuo tarpu, jeigu kalbam apie gyvūnus, kaip jūs minėjot, iš daugyklų ar prieglaudų, jie galbūt turi žymiai mažiau socialinio kontakto su žmonėm, mažiau kontakto su įvairiais dirgikliais, jeigu jie augo, sakykime, narve, mažai buvo išvedami į lauką, taip pat turi įtakos ir kaip su tuo gyvūnu buvo elgiamasi, jeigu, sakykime, su gyvūnu buvo nelabai gražiai elgiamasi, naudojama fizinė jėga, tai jis yra žymiai jautresnis ir jautriau reaguoja į aplinką. Tai, žodžiu, dar nereiškia, kad iš prieglaudos paimant kažkokį jautresnį šunį tuo momentu, kad jisai visą gyvenimą ir bus visada toksai pat jautrus garsam, kvapam, žmonėm ir panašiai. Manau, kad tikrai ne, su tinkama dresūra galima labai gerų rezultatų pasiekti. Žodžiu, meilė ir dresūra pakels visas nuleistas uodegas. Artėjant šventėm, mes visi neišimtis tikrai mėgstam sočiai pavalgyti, pabūti pas giminės, draugus, artimuosius ir gulim kaip tie jūros vėpliai ant sofų, o kaip vis dėlto yra su tais mūsų gyvūnais? Tai švenčių laikotarpis yra tikrai rizikingas gyvūnų virškinimo sistemai. Atsitinka įvairių situacijų arba žmonės tikslingai duoda nuo stalo skanėstus gyvūnams, ko nerekomenduočiau daryti. Aišku, dažnai būna, kad ir nepastebėjus gyvūnas staiga nuo stalo nugvelbia kažkokį kąsnelį. Tai tikrai yra laikotarpis, kai mes nemažai gyvūnų matom, nemažai pacientų turime su virškinimo trakto problemomis atvykstančių į kliniką. Tai kalakuto kulšis nėra pati geriausia dovana mano šuniui. Ne, dėja, nerizikuočiau duoti, nebent norite švenčių laikotarpį apsilankyti veterinarijos klinikoje. Nenorėčiau, nes pakankamai ir brangiai kainuoja. O į kokius reikėtų atkreipti, tarkim, simptomus dėmesį, kad kažkas yra negerai, galbūt galėjo šuo būti apsivalgęs kažko, ar šuo, ar katė, lygiai taip. Tai pagrindiniai simptomai yra vėmimas ir viduriavimas, ką mes dažniausiai matom. Iš tikrųjų, jeigu tie simptomai yra besikartojantys, sakykime, jeigu gyvūnas vemia 3 kartus per dieną, dažnai viduriuoja, reikėtų tada susirūpinti. Pats pagrindinis indikatorius tai yra apetito buvimas arba nebuvimas. Jeigu, sakykime, auginame labradorą, kuris įprastai valgo viską iš eilės ir nesiskundžia apetitu ir jis staiga nustoja valgyti, tai yra tikrai stiprus indikatorius, kad reikėtų susirūpinti ir apsilankyti pas gydytoją. O ar nebūna taip, kad, tarkim, šuo ir viduriuoja, tarsi vėmimo kaip ir nėra, bet, pavyzdžiui, viduriuoja ir apetitas nedingęs. Ar tai nebus, ar tai jau, ta prasme, kažkoks kitoks simptomas, ar tai gali būti irgi nuo to pačio kažkokio tai vaišių nuo stalo? Tai tikrai gali būti irgi nuo maisto, kurį gavo nuo stalo. Jeigu tas viduriavimas nėra toksai stiprus, jisai yra be kraujo, sakykime, gyvūnas puikiai valgo, jaučiasi gerai, būklė neblogėja, galima tikrai palaukti dieną ar 2, pastebėti, jeigu matysit, kad tikrai situacija nesitaiso, tada vykti pas gydytoją, bet galima šiek tiek ir duoti laiko tokiam situacijom. Ar kažkokie tai yra preparatai, ką mes galėtume turėti savo vaistinėlį? Na, mes, pavyzdžiui, prieš šventes pasiruošiam tikrai kokiais nors ten fermentais, žmogiškais, galbūt ir žmonių vaistinėlės galima kažką tai duoti, ar yra galbūt specialūs preparatai, ką turėti pirmai pagalbai. Tai tiesiog norėčiau priminti tik tai, kad siūlyčiau neeksperimentuoti su žmonių vaistais, nes tikrai karts nuo karto matom, turim atveju, kai yra suduodami vaistai, kurie yra labai toksiški ir nuodingi gyvūnams, bet ką tikrai kiekvienas turim ir galėtumėm pabandyti duoti, nes tai nėra pavojinga, tai yra paprastas angliukas. Sakykime, jeigu turim vidutinio dydžio gyvūną, 10 kg šunį, galima duoti keletą tablečių, su angliuku tikrai nieko nepagadinsite ir galbūt padėsit. Ar lygiai tas pats galioja ir katėm? Angliuką taip pat galima duoti ir katėms. Jo, taip. Sumaitinti tik truputėlį, turbūt sudėtingiau bus. Tai yra jau iššūkis, reikės pasistengti. Yra tekę girdėti, kad katės ypatingai jautrios saldumynam ir, pavyzdžiui, jeigu katė galbūt žmonės sąmoningai suaugę ir nemaitins nuo stalo, bet visada mes turim aplinkoje kažkokių tai mažų savo kopijų, kurie gali vis tik tai pasidalinti iš didelės meilės. Tai
apsinuodijimas šokoladu irgi yra pakankamai dažnas dalykas mūsų kasdienėje praktikoje. Katės tikrai labai retai valgo, galbūt jom nepatinka pats skonis, bet šunų suvalgiusių šokoladą mes matom tikrai labai daug ir ypatingai švenčių laikotarpiu. Šokoladas yra toksiškas gyvūnam, tiek šunims, tiek katėms. Labai skiriasi šokolado rūšis, tai blogiausia, ką mes galėtumėm duoti gyvūnams, tai yra juodasis šokoladas. Mažiausiai kenkia baltas šokoladas arba pieniškas šokoladas, bet jeigu jūsų gyvūnas vis dėlto suvalgė šokoladą, tai labai rekomenduočiau nedelsiant pasiskambinti į kliniką, pasikonsultuoti su specialistais, ar reikia vykti ir ką toliau daryti. Tai žodžiu, vienas Kinder pirštukas dar nėra raudona vėliavėlė, bet visa dėžutė Kinder pirštukų jau turbūt ne kažką. Labai priklauso nuo situacijos, tad tikrai labai rekomenduoju tiesiog paskambinti į budinčią kliniką ir pasikonsultuoti, ar jau tokiu atveju reikėtų labai greitai reaguoti, ar galima palaukti. Ar kiekvienam didžiajam mieste, kad galbūt ir nebūtinai didžiajam, yra dirbančių, budinčių? Iš tikrųjų, šią, galima pasakyti, prabangą turi tik tais Vilniaus ir Kauno miesto gyventojai. Todėl mes irgi sulaukiam klientų tiek iš Šiaulių, tiek iš Varėnos, tiek iš visos Lietuvos, kuri yra aplink Vilnių. Tai labas, Audriau. Labas vakaras. Su dresuotoju kartu susitikti ne dresūros aikštelėje, o prie stalo turbūt nėra įprastas formatas, bet kodėlgi ne. Tai šiandieną mane atvijo daugybė skambučių ir tas visas prieššventinis periodas dėl fejerverkų. Kodėl tie klausimai iškyla apskritai ir kaip reikėtų juos spręsti? Visų pirma, tai reikėtų suprasti, kad fejerverkai nėra natūralus gamtos reiškinys, prie kurio pripratę gyvūnai. Nesvarbu, ar tai naminis gyvūnas, ar laukinis kažkoks vilkas, ar lapė, ar panašiai. Natūralioje gamtoje niekas nešaudo, nesproginėja, nešviečia, neskraido ir panašiai. Dėl to tai yra neįprasta genetiškai šuniai. Laikant gyvūnėlius namuose augintinius, reikia į tai atsižvelgti ir geriausiai būtų rekomendacija tuo užsiimti ne gruodžio vidury, o sausio pradžioje ir metus laiko tam ruoštis. Yra šunys, kuriuos galima paruošti šūvio baimę panaikinti, yra šunys, kurių nepavyksta išgelbėti, yra daugybė metodikų, daugybė priemonių naudojama. Viskas priklauso nuo dresuotojo fantazijos ir nuo šunio pačio kaip individo. Esmė tame, kad vieniems šunim tai gali suveikti viena metodika, kitiems negali, gali nesuveikti. Ir yra šunų, kurių tikrai neišeis sutvarkyti. Tiesiog reikia sukurti aplinką, kad šuo geriau jaustųsi, saugiau jaustųsi ir tą aplinką išnaudoti, kaip sakoma, prisitaikyti prie šunio poreikių. Esu matęs daugybę tarnybinių šunų, kurie nebijo šūvio, kurie yra išmokinti tarnybiniai šunys, medžiokliniai šunys, išmokinti nebijoti šūvio, nereaguoti į šūvį. Tačiau iš tos grupės šunų esu matęs ne vieną individą, kurie labai keistai reaguoja su baime į patį fejerverką kaip po vaizdinį. Tai realiai reiktų labai aiškiai apsibrėžti, kas tas yra šūvis, kas tas yra fejerverkas, į ką reaguoja šuo, į garsą, į šviesą, į skrendantį kažkokį ten nematytą daiktą, ar į kažką kitą. Tai šitie dalykai labai yra gilūs, labai sunku juos sėdint prie stalo kažką padaryti, patarti žmonėm kažką. Tai lengviausia turbūt būtų išeitis sukurti aplinką gyvūnui, kažkokią tai saugią aplinką, nežinau, uždarą kažkokią erdvę, kur garsas galbūt nepraeina taip lengvai, kur nebūtinai jisai gali išsigąsti tą šuo. Kažkaip tai taip reikėtų spręsti. O jeigu į tą visą reikalą žiūrėti rimčiau, kaip jau minėjau, reikia pradėti ruoštis iš anksto. Tiems fejerverkams pradėti dresuoti šunį, pratinti prie šūvių, pratinti prie garsinių visokių sprogimų, prie šviesos kažkokių tai efektų. Tai kaip tą padaryti namų sąlygom, pavyzdžiui, aš parsivežiau šunį, noriu, kad, kaip tu ir minėjai, sausio pradžiai
Tiksliau, gavau praeitų kalėdų dovaną. Pamoką. Praeitų kalėdų dovaną gavau, nuo sausio kaip ir tu rekomenduoji, pradedu jau užsiminėti, tai kokiu keliu man reikėtų. Bet kokiu atveju būtų labai gerai, kad tas visas dalykas vyktų kažkokio tai profesionalo priežiūroje, kuris geriau galbūt moka skaityti šunio elgseną, šunio poreikius, šunio kalbėseną, galima taip būtų sakyti. Ir bandyti taikyti įvairius metodus, kurie yra išbandyti kitų žmonių, kitų, reiškia, dresuotojų, neprisigalvoti pačių savo kažkokių tai ten išminčių gudrybių, prisižiūrėjus YouTube filmukų, nes YouTube viskas gerai, kol nepradedi daryti. Nesu girdėjęs nei vieno atveju, kad YouTube pasižiūrėjo žmonės ir patys savo operavo apendicitą. Tai mokintis iš YouTube nerekomenduočiau šunų dresuoti, galbūt ten kokį varžtą atsukti ir galima pasižiūrėjus, o geriausiais dėl to, bet kokiu atveju, kada dalyvauja kažkokie tai žmonės labiau išmanantis dresūroje, daugiau galbūt patirties turintis, žinių, įgūdžių ir panašiai. Tai pirmas dalykas, reikėtų kreiptis į kažkokius tai profesionalus dresuotojus. Antras dalykas, galima naudoti namų metodikas kažkokias, tai ten viena iš tokių labai populiarių, ypač interneto platybėse, paleisti sprogimų, petardų garso įrašą, tuo pačiu paraleliai maitinti tą šunelį, ten skanėstais, ir molusai gali priprasti prie sprogimų. Galbūt vienas pripras, o kitas tikrai ne. Tai vėlgi grįžtų prie to paties, į viską reikėtų žiūrėti pakankamai atsakingai, profesionaliai, negalvot, kad pasižiūrėsiu filmuką YouTube ir išspręsiu savo problemą. Jeigu jinai yra, aišku. Žodžiu, individualus požiūris turėtų būti kiekvieną atvejį. Vienareikšmiškai individualus požiūris į kiekvieną atvejį, jokios grupinės terapijos šiandien nepadės. Tiesiog švestas vanduo? Irgi ne. Nors galbūt kažkuriam vienam iš 100 gal ir pagelbės. Supratau. O tarkim tavo dresūros aikštelėje, kiek teko susidurti, tai labiau jautresni šūvio baimiai yra mišrūnai ar vis tik tai veisliniai šunys? Labiau vis dėlto galbūt veisliniai dekoratyviniai šunys, kurie veisiami galbūt atsižvelgiant į jų estetinę vaizdą, ne psichologinę būseną, ne genetiką. Tai jie tokie būna jautresni, sunkiau su jais dirbti, dresuoti, sunkiau auklėti, sunkiau iš jų kažką tai pareikalauti, jie tiesiog gražus. Tai su šitais šuneliais daugiau problemų. Negaliu sakyti, kad nėra problemų su visais kitais šunimis. Yra ir medžiokliniai šunys, kurie bijo šūvio ir medžiotojai profesionalai jos nurašo iš karto per keletą bandymų. Ir tarnybiniai šunys, kurie būtų galbūt geri tarnybiniai šunys, bet bijo šūvio ir genetiko išprogramuota savisaugos instinktas ir viskas. Tas šunelis nepataisomas praktiškai. Galima kažkiek koreguoti jo tą diskomfortą prie šūvio, galima kažkiek koreguoti jo elgseną, bet tai nebus geras, kaip sakyti, rezultatas. Tiesiog tai turėtų būti daroma tik dėl to, kad tam šuneliui būtų paprasčiau, lengviau ir mažiau keltų stresų. Tai šūvio baimė tai vis dėlto yra įgyta ar tai vis tik genetinio pagrindo, kaip manai? Vėlgi reikėtų žiūrėti kiekvieną atvejį labai individualiai, bet kokiu atveju didžioji dalis tai yra genetika, vienareikšmiškai. Tačiau yra atvejų, kada mėto šunim po kojas petardas, mol bando jos pripratinti prie sprogimų. Tai gali būti ir įgytos baimės. Išgąsdinti šunis, dar kažkokie panašios situacijos. Tai tokių situacijų tikrai būna. Tokių istorijų yra, kada ten šaudo polėjausi tam šuniui ir petardas mėto po kojom. Teko ir pačiam matyti tokių istorijų. Tai sunku pasakyti, reikėtų individualiai kiekvieną atvejį reikėtų analizuoti individualiai. O mitas ar vis tik tai tikrovė, kad realiai kiekvieną šunį galima reabilituoti ir iš kiekvieno bailaus padaryti nebebailų ferverkam? Yra atvejų, kada yra reabilituojami šunys, tikrai esu ir savo praktikoje turiu tokių šunų ir matęs kitų specialistų darbą, bet kad 100% tai pagelbėtų, sakykime, nenorėčiau sutikti su šitą teiginiu. Labiau galbūt tai mitas. Kita medalio pusė, ar tikrai verta investuoti energiją, laiką, lėšas į tokio šunelio reabilitaciją, klausimas kam.
Kad būtų patogu mieste gyventi. Vis dėlto šunį įsigyji, tai ne vienai dienai, ne metam, o kaip vidurkis rodo apie 10 metų. Tai vadinasi, su juo reikės gyventi ir ypač jeigu aš gyvenu mieste, sociume, tai neišvengsiu šitų garsų ar kažkaip tai, kad būtų patogu ir jam, ir man su juo gyventi. Gal reikėtų šitą situaciją šiek tiek kitaip pakreipti į temą ir pasakyti, kad jeigu tai yra buitinis šunelis, augantis namuose, kažkur tai buityje, augintinis, mylimukas, kažkiek pakoreguoti taip galima, kad sumažinti diskomfortą šunio, sumažinti stresą šūvio metu ir panašiai. Bet galbūt reikėtų kalbėti apie tai, kad reiktų daryti 2 paralelinius darbus. Tai reiškia, pirmas darbas, kada šunį patį dresuoja ir pratinį prie kažkokio tai šūvio ar kažkokios tai kitos neigiamos jam aplinkos. Ir galbūt ruošti aplinką, kurioje jisai galbūt geriau jaustųsi tas šunelis tam, kad jis mažiau stresuotų ir keltų mažesnį rūpestį šeimininkam. Tai reiškia, galbūt vengti kažkokių vietų, kur yra šaudomas, sproginėja petardos ar panašiai. Vengti galbūt kažkokių įstaigų, kur gali būti triukšmingi tokie dalykai. Tam tikros socializacijos grupės gali būti daromos, kada reiškia, vyksta kažkokie triukšmo pratyvai, triukšmo kažkokios treniruotės. Tai pirmas dalykas, viena kryptis ruošti patį šunelį, antra kryptis paraleliai ruošti aplinką šunelį. Ir jeigu aš žinau į priekį, kad mano šunelis turi baimės sprogimams, tai gruodžio 31, 12 val. Nakties aš tikrai su to šuneliu neturėčiau važiuoti Rotušės aikštę prie eglutės. Tikrai. Vienareikšmiškai. Reiškia, tas šunelis galbūt turėtų atsidurti pas kažkokį laikiną globėją, ten pas uošvienę kokią nors, kuri gyvena galbūt šalia miesto, kur yra tylu ramu ir galbūt jis ten turėtų naktelę pranakvoti. O gal tiesiog pačiam pakeisti gyvenimo būdą, išvažiuoti savo ramiai, vakaroti prie laužo miške ir sutikti naujuosius metus kitaip? Neatmestinas būtų sprendimas. Nemanau, kad kiekvienas gali sau leisti persikelti kaimą. Dėl vienos nakties, kodėl ne? Tiesiog šventimas kitaip. Ne, tai aš apie tai ir kalbu, kad ruošti tam tikrą aplinką, kuri tinkama yra šuniui. Ir faktas, kad ta aplinka neturi būti tinkama tik šuniui. Jis turi tinkama būti visai bendruomeniai. To šunio, tai reiškia šeimininkam, šeimininkų šeimai ar šeimininkų artimiesiems. Negali dėl šunelio atsisakyti kažko tai. Ten savo gyvenime, to pačiu naujų metų šventimo. Tai kažkaip tai reikėtų tos visus dalykus sugebėti, sugalvoti, susiderinti. Žodžiu, gyventi darnoje vieni su kitais. Galima ir taip įvardinti. O ar turėtum kažkokių tai patarimų, tarkim, žmonėm, kurie vis tik tai turi tą bailų šunį, kuris turi tą baimę ir jau kaip ir iš tavo pokalbio supratom, kad, visiškai jos eliminuoti kaip ir greičiausiai nepavyks, tai kaip reikėtų tą aplinką namuose paruošti, galbūt yra kažkokių tai patarimų, kaip aš galėčiau palengvinti. Vėl grįžtant prie to paties, reikėtų žiūrėti į tą patį individą, reiškia, priėjimas turėtų būti individualus, bet kokiu atveju turi būti kūriamas saugias vietos tam šuneliui, saugias erdvės. Kokia tai galėtų būti saugia erdvė? Kad ir kažkokia tai, tarkim, namelis, kuriame šuo saugiai jaučiasi, boksas perdarytas į namelį, narvelis kažkoks, kuris naudojamas kaip būdelė ar panašus dalykai, kur yra ankšta erdvė, galbūt garso izoliacija kažkokia padidinta. Ir kur šunelis užėjęs į tą savo ankštesnę erdvę, tą būdelę vadinkim, taip garsiai pasakyti, namuką, tai jisai galbūt ten jaustųsi saugesnis, netgi jeigu aplinkui kažkas ir vyksta nelabai, kas jam atrodo saugu. Ar triukšmas gatvėje, ar triukšmas namuose, bet jisai tenais pasislėpia. Beje, šitos metodikos yra naudojamos to saugių vietų labai daug, kur labai populiaru šiuo metu, labai madinga netgi sakyčiau. Tos metodikos yra naudojamos įvairioms situacijoms spręsti. Yra šunys, kurie tiesiog bijo aplinkos pasikeitimo. Tai yra naudojamas specialūs kelmėliai pritraukiami prie tos metodikos. Namuose, jeigu ten, pavyzdžiui, didelė šeima ir šuo greit pavargsta nuo mažų vaikų, nuo kažkokio šeimos aplinkos, jisai visada gali pasislėpti tam savo namelėje. Aišku, šeima turi būti supažindinta su taisyklėm to namelio naudojimo. Tai čia vėlgi kiekvienam gyvūnėliui labai individualu.
kiekvienai šeimai vėlgi viskas labai individualu, nes reikia suprasti, kad kalbėti vien tik apie šunelį neišeina. Reikia kalbėti apie aplinką, kurioje jisai gyvena, šeima, artimieji, kaimynai, būtas, namas, miškas, miestas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia yra labai daug sudėdamųjų, labai ilga, plati, gili tema. Į kiekvieną individą žiūrim vėlgi individualiai, į kiekvieną šeimą žiūrim individualiai ir tada galima būtų galbūt patart kažką protingo. Galbūt. Žodžiu, didžiulė puzlė iš daug smulkių dalių. Labai didelė puzlė iš daug smulkių sudėdamųjų dalių. Artėja šventinis periodas ir neabejoju, kad ir pats sėsi prie švenčių stalo, gausiai nukrauto, paskui visi rinksmai ant sofutės irgi kiekvienas ant skirtingo šono besivartydamas pagulim. O kaip yra su šunimis? Šuo prie stalo, kada vykstam valgymas, ten tą šventinę kulšę aš jam galėčiau duoti? Sunki, įdomi, gili tema. Susiduriu su įvairiais klausimais, įvairiom situacijom, kaip taisyklė klausia, ar galima, bet vis tiek daro. Daro taip, kaip žmonėm atrodo ir panašiai. Kad įsigilinti šitą temą, galbūt reikėtų pradėti kalbėti nuo to, kad dauguma šeimininkų turintis augintinius namuose juos labai sužmogina. Ten mylimukai, bučiuoja, glosto, prie stalo leidžia, į lovą kelia ir panašiai. Aš irgi myliu visus šunis, bet prie vieno stalo aš su šunim nevalgau. Ir nerekomenduoju visiems kitiems valgyti. Aš jau nekalbėsiu apie veterinarinės pasiekmes, nekalbėsiu apie elementarią higieną, kas yra pas šunį nasruose, nekalbėsiu apie paprastus dalykus, tiesiog pasakysiu, kad šuo turi turėti savo vietą. Tada, kada mes pietaujam, šuo turi turėti savo vietą, kada mes pusryčiaujam, baliavojam, švenčiam kažką, tai šuo neturėtų dalyvauti su žmonėmis viename lygmenyje, jis turėtų būti savo vietoj kažkokioj, tai galbūt toj pačioj saugioj vietoj, kurią jis turi namuose. Ir lygiai taip pat, kadangi jo nėra prie stalo, jis neturėtų būti šeriamas nuo stalo. Atsiranda problema dresūroje, jeigu šuo yra šeriamas nuo stalo. Jisai pripranta prie įvairių skaniklių, skonių, yra sotus ir tada dresūroje jau ten jisai nelabai nori dirbti už kažkokį minimalų skaniuką, kurį galima panaudoti šiuo atveju nuo stalo. Ta pati sasyska, tas pats kepenėlė, tas pats ten inkstukas, tas pats skrandukas kažkoks paukščio ar panašiai. Priklausomai nuo šunio prioritetų maistui, žmonės dresūroje naudoja įvairius skaniukus. Tie patys skaniukai yra naudojami nuo stalo, bet reikia suprasti, kad dresūroje naudojama ne kilogramai dešrų, ne kilogramai ten tų skrandžių ar panašiai. Tai yra naudojamas minimalus kasnelis, kurį liežuviu prispaudus prie gomurio, tas kasnelis tiesiog elementariai ištirpsta. Ir ten realiai yra apgaulė, skonio ir kvapo apgaulė, negu kad tas šunelis kažkokio tai maisto gavo. Tai šitie visi dalykai jie neturėtų labai stipriai kenkti. Bet kada yra šunelis nuo stalo maitinamas, jisai jau pradeda atrinkinėti, kas jam skanu, kas neskanu, ką galima, ką negalima, ko noriu, ko nenoriu. Ir atsiranda problema dresūrai. Tada šunelis pradeda manipuliuoti šeimininkais. Tai šventinė žąsis įdaryta ten keptom kepenėlėm ir lakštingalų liežuvėliais, ne? Galima, bet reikia būti pasiruošus pasiekmėm. Ryte gali būti pasiekmių. Teks kreiptis į veterinarus, lėkti, galbūt net ir vairuoti nebus kam iš ryto. Taip, kad reikia pasiruošti tam. Bet šiaip galima. Grybus irgi galima. Kai kurios grybus tik vieną kartą gyvenime galima. Bet galima. Bet galima, ja. Super. O tai jau pasaky, kad vis tik tos kalėdinės žąsies nebus. Bet tai o jeigu jisai pavogė tą žąsį? Tai vėl grįžtame į pradžią. Pirmiausia, šuo turi būti pakankamai gerai dresuotas, auklėtas ir išmokintas tam tikrų elgsenos taisyklių namuose. Ir tada neatsitiks taip, kad jisai kažką pavogė nuo stalo. Ir tada nebus klausimo, ką daryti, kai jisai pavogė nuo stalo. Tai pirmiausia, reikia atsakyti į klausimą, ką daryti, kad jis nevogtų nuo to stalo. Tai reiškia dresuotis, užsiminėti su šuniu, mokinti jį elgsenos, mokinti dresūros, mokinti tam tikrų komandų.
ir nebus sekančio klausimo, ką daryti. O jeigu jau taip atsitiko, tai vėlgi tada individuali situacija. Tai žodžiu, mes ir vėl grįžtam į tą pradžią, nuo ko ir pradėjom. Būtent. Nebūna namo, kad statom nuo stogo, o pamatus paskui padarysim. Namas statomas nuo pamatų. Šunis dresuoti reikia nuo pirmų dienų, kai jie atsiranda namuose. Dresuojam, mokinam, auklėjam. Dresūra vyksta visą gyvenimą, nebūtinai aikšteliai, nes neskatinamas elgesys, jisai nunyksta gyvūnam, tai reiškia, jis nuolat turi būti atnaujinamas tas dresūros žinios, nuolat palaikomos, ta dresūros forma, jeigu galima tai pasakyti, nežinau. Ir tada nebus klausimų, ką daryti, jeigu pavogė kulšį, nes jisai tiesiog negalės sau leisti to padaryti šuo. Netgi jeigu ta kulšis ir gulės ten kažkur, tai šalia, tai yra, man kaip dresuotojui tai yra elementaru, aš suprantu, kad daugumai žmonių tai yra keista ir aš apskritai galbūt labai keistai šneku šitoje vietoje. Bet jeigu tiem žmonėm tinka, kada jiems ten tas kulšys vagia nuo stalų, tai man irgi tinka. Ir paskui su švyturėliais važiuoja. Ja, tai jiems tinka, man irgi tinka, okei, kiekvienas mes pasirenkam savo gyvenimą. Šuniui, manau, irgi tinka, kada ta kulšį nusirovęs. Aš nemanau, kad šuniui tinka po to, kai ta kulšys bando išeiti, tas kaulas. Po to, nes šnekam apie procesą. Tai pats procesas, sakau. Visiems smagus, paskui tik tai. Paskui tik tai, jo, ir šuniukas kenčia, ir šeimininkai laksto po veterinarus, ir tai kainuoja pinigus nemažus greičiausiai, tai visada reikia užduoti klausimą, kas yra geriau, ar investuoti laiką savo laiku, ar paskui po to jau spręs kažkokias iškilusias problemas, kurios irgi kainuoja. Tai čia... Taip, neretai iš tikrųjų tos problemos iškylančios jos ženkliai padidina sąskaitas, negu darytum tą prevenciškai. Dėkojam mūsų pašnekovams, kurie suteikė savo informacijos, daug gyvenimiškos patirties. Tikiuosi buvo įdomu. Prenumeruokit mūsų kanalą ir susitiksim kitose laidose.